Studija Kakadu pristato Filmas Peroksido džiunglės. Per 100 metrų šviečiantys peroksidiniai plaukai, ilgi ryškiai nulakuoti nagai, kablai įdegęs kūnas, miniakas, dekoltė. Taip, tai FIFA. Arba, kaip sakyti liepia valstybinė lietuvių kalbos komisija, tuštutė. Dailiausia, seksualiausia, protingiausia ir švelniausia mergina pasaulyje, bent jau pati taip mano. FIFA turi neabejotinos reikšmės talentą, o formos lūpytės. Šis talentas turi būti ugdomas kone pusę gyvenimo čiulpiant čiupačiupsus. Tačiau už šį talentą FIFoms gerai atlyginama, dažniausiai kailiniais ar automobiliais. Ypatingai nusipelnusioms FIFoms atsidėkojama apmokant visas išlaidas susijusias su remontu, keičiant paprastą krūtinę į plastikinę su dvigubu paketu. FIFos gyvenimas nėra lengvas, jie nuolat turi tobulinti savo grožį, nes kasdien pasaulyje atsiranda vis jaunesnių FIFų. Konkurencija tarp FIFų neišvengiama. Apranga. Pagrindinis atributas – aukštakulniai. Jie turi būti ne žemesnė nei 10 cm pakulnė. Ir nesvarbu, kad su tokiais kablais FIFA vos paeina. Nemažiau svarbus ir mini sijonas, kuris vos matosi iš po diržo. Viršutinę kūno dalį dengia marškinėliai iki bambos. Žinoma, su iškirpte ir kuo didesnė. Save gerbinti FIFA dėvi tik firminius Gucci, Prada, Dolce Gabbana, Cavalli, Versace firmų drabužius iš Gariūnų arba bet kurios kitos turgės. Beje, FIFA atpažįsta tik dvi spalvas – rožinę ir baltą, tačiau moka derinti sudėtingiausius leopardo, gepardo ir tigro kailių raštus. Liemenėlė ir stringai FIFai pirmiausia yra oficialiai patvirtinta dalykinė apranga, tačiau dėvima ir kaip apatinis trikotažas. Aksesuarai. Miniatiūrinio dydžio rausva, leopardinė arba kuo labiau blizganti rankinė. FIFA negali būti tikra FIFA, jeigu neturi priaugintų nagų. Tai privaloma. FIFos nešioja neįtikėtinai daug papuošalų – auskarų, apyrankių, pakabukų, žiedų. Todėl atrodo kaip kalėdinės eglutės. Papuošalai dažnai būna pagaminti iš plastiko, dažyto aukso ar sidabro spalva. Veido bruožai. Visus veido bruožus gali ištaisyti puskilogramis kosmetikos arba kitaip sakant pakliaus. FIFA mėgsta naudoti blizgančius šešėlius, ryškius lūpdažius ir kuo daugiau blakstienų tušo. FIFos veidas ir kūnas turi būti paskrudęs. Hobis. Degintis, degintis ir dar kartą degintis, nesvarbu kur. Tinka ir soliariumas, ir balkonas, ir Palanga ar Turkija. FIFos dar mėgsta sėdėti miesto centre ant suoliuko ir medžioti potencialius donorus, tai yra vyrus. Tam tinka ir prekybos centrų suoliukai. Medžioklėje jos pasitelkia savo ypatingąjį talentą – O formos lūpytės. Jaučiu kaip žvilgsniai ryja mane. Mityba. Priklauso nuo genų. Lieknos FIFos čiulpia vieną čiupačiupsą po kito arba gliaudo semkes. Linkusios į apkūnumą FIFos nevalgo nieko. Visas jų gyvenimas yra viena didžiulė dieta. Transportas. Dažniausiai FIFas vežioja jų bachūrai. Aukštesnės klasės FIFos dėl savo begalinio talento iš savo bachūro gali gauti nuliovą BMW, Mercedes arba kabrioleto markės automobilį. Kitokios automobilių markės FIFoms neegzistuoja. Geriausiai, jei automobilis raudonas. 500 arklių ir tuninguotas automobiliai. Kalba. Specifinis FIFų kalbos bruožas mažybinės žodžių formos. Pavyzdžiui, mažutė, saulutė, kačiukas, tigriukas ir taip toliau. Nemažiau svarbi yra žodžio galūnė. Tai yra mažutė, saulutė, kačiukas, tigriukas ir taip toliau. Lytiniai santykiai. FIFos santykiauja su forsais, tačiau aukščiausios kategorijos FIFos užiminėja bachūrai. Jas žavi forsų ir bachūrų galia, drąsa bei fiziniai duomenys. Tik tuomet FIFos jaučiasi saugios. Tik su šiomis populiacijomis jos randa bendrą kalbą. Vertybės.
Fifos turi labai daug vertybių. Tai Dolce Gabbana, Cavalli, Gucci, Versace, Prada ir taip toliau, ir taip toliau. Beje, Dolce Gabbana pati vertingiausia. Taigi, Fifų vertybės demonstruoja etiketės ant drabužių. Kuo didesnė etiketė, tuo ta vertybė brangesnė. Manęs neveikia intelektualūs žodžiai Versace, Gucci, Prada. Populiacijos paplitimas. Fifos, kaip ir forsai arba chūrai, daugiausiai paplitusios Vidurio Lietuvoje – Kaune, Šiauliuose bei Panevėžyje, tačiau jų aptinkama ir Marijampolėje. Edukacinio filmo apie Fifas pabaiga.